Sveiki. Nusprendžiau padaryti vaizdo įrašą apie tai, kokių augalų pavasarį nevalgyti. Nes praeitus vaizdo įrašus dariau būtent, ką galima pavasarį dėti į salotas, į žaliuosius kokteilius, bet pamačiau Facebook socialinėme tinkle, kad kai kurie žmonės renka nuodingus augalus ir, pavyzdžiui, užrašo, kad panaudos juos salotom. Ir aš tiesiog labai išsigandau dėl to ir perspėjau tą žmogų, tikrai padėkojo, kad perspėjau, nes natūralu, ne visi mes viską žinom, ne visi mes viską mokam ir tikrai ne visi žmonės žino ir pažįsta visus augalus ir tai yra natūralu. Bet reikia žinoti, kad vis dėlto Lietuvoje auga ir nuodingų augalų, ne tik tai skanių, gražių, dažniausiai nuodingi augalai būna labai gražus beje. Tai tiesiog turime žinoti, kad yra ir tų nuodingų augalų ir jeigu norime vis dėlto valgymo naudoti augalus, turime pirmiausia išmokti, ko negalima valgyti. Svarbiausia išmokti nuodingus augalus pirmiausia, kad juos jau atskirtumėte iš tolo ir iš arti ir kad neapsinuodytumėte. Kodėl dar nusprendžiau padaryti vaizdo įrašą šią temą, nes aš iš tikrųjų ir pati esu nudegusi nuo nuodingų augalų. Galbūt kai kurie žinote mano istoriją apie nuodingąją nuokaną, kai aš su ja šiek tiek, galima sakyti, prisižaidžiau. Tai yra vienas nuodingiausių Lietuvos augalų. Ir aš tiesiog norėjau žmonėm parodyti, kaip atrodo jo šakniastiebiai, kaip atrodo pati nuodingoji nuokana. Ir iš tikrųjų pripjausčiau nemažai tų šakniastiebių, būdama pelkėje, norėdama geros nuotraukos. Ir iš tikrųjų, nors aš jos net nedėjau į burną, bet matyt, tiesiog pradėjo gal garuoti tam tikros nuodingos medžiagos, nes buvo beprotiškai karšta tą dieną pelkėje, jos paprastai auga nuodingosios nuokanos pelkėtose vietose. O su nuokana, truputėlį pasitaisysiu dar kamerą, su nuokana tiesiog buvo taip, kad aš pjausčiau tuos šakniastiebius ir tiesiog jau atrodo viskas kaip ir gerai. Ir grįžtant atgal, namo važiuojant jau automobiliu, tiesiog pajutau žiauriai deginantį tokį jausmą burnoje, gerklėje. Toks, aš maniau, iš pradžių nurašiau tai perkaitimui saulėje, nes tikrai buvo karšta diena. Bet tas deginimas burnoje ir gerklėje man kažkaip nedavė ramybės ir paskui aš visą savaitę tiesiog pragulėjau lovoj, galima sakyti. Man buvo labai blogai. Vienu metu negi galvojau, kad turbūt greitai reikės kviesti, nes buvo ir pykino, ir vimdė, ir bloga buvo, ir galva skaudėjo. Ir tiesiog, įsivaizduojat, aš net nevalgiau jos, net neįsikišau į burną, bet gali būti, kad su ranka paliečiau, gali būti, kad garavo iš virš tų šaknų, šakniastiebių, tų gumbų. Tiesiog kvepavau iš arti, fotografavau viską ir gali būti, kad tiesiog jautresniems žmonėms net ir to užtenka. Ir įtariu, kad pasekmes jaučiu iki šiol iš tikrųjų po šito įvykio. Kas norite pamatyti tą visą istoriją, perskaityti, tai galite tą surasti Patreone Gamtos poezijos. Tiesiog įvesite nuodingąjį nuokaną. Čia buvo mano tokia karti patirtis su nuodingais augalais, tiesiog nebenoriu žaisti. Tai tiesiog noriu šviesti ir kitus žmonės apie tos nuodingos augalus, kad neprisižaiskit tikrai, nes sakau, sveikata po to pradėjo tikrai labai keistis ir įtariu, kad tai yra iš dalies ir nuodingosios nuokanos nuopelnas kabutėse. Tai galbūt jinai labai supyko, kad aš daug jo šakniastiebių tų supjausčiau, norėdama tos geros nuotraukos ir galbūt jinai taip atsilygino man su tokiu poveikiu. Gerai, tai dabar eikime toliau ir žiūrėkime, kokių augaliukų negalima valgyti ir jokiais būdais nedėti nei į salotas, nei į pavasarinius kokteilius, nes galite apsinuodyti. Aišku, tai nėra nuodingoji nuokana, bet kiekvienas nuodingas augalas turi tam tikrą nuodingumo laipsnį ir jeigu jautresnis žmogus, jam net ir silpnai nuodingas augalas gali stipriai pakenkti. Tai tiesiog žiūrėkite ir pagal save ir perspėkite kitus, kad nevalgytų augalų ir neskintų. Taigi, tęsiant temą apie nuodingus augalus,
dabar pavasarį galime matyti nemažai augančių baltažiedžių plukių. Jos atrodo štai taip. Paprastai sudaro ir labai didelius tokius sąžalynus. Nuostabiai iš tikrųjų atrodo, kai jų daug žydi. Bet vat yra vienas minusas, kad jos yra nuodingos. Ir žinokit, tų žiedelių mirtinam apsinuodijimui nereikia tiek daug, berods 10 žiedelių suvalgius jau gali labai liūdnai baigtis. Tai kad ir koks gražus bebūtų šis augalas, nei jo lapų, nei žiedų į salotas tikrai nedėkite. Galite nebent pasigrožėti. Netgi Kinijoje plukės apskritai kaip augalas yra pramintos mirties gėlėmis, turbūt ne šiaip sau. Turbūt yra ne vienas žmogus apsinuodijęs jomis. Tai tikrai būkite labai atsargus ir vaikučiam pasakykit, kad geriau jų nekištų į burnytę. Tai va. Na ir truputėlį vėliau, nei baltažiedė plukė, miškuose pražysta geltonžiedė plukė. Kaip matote, žiedeliai labai panašus į baltažiedės, tik tai, kad, va čia baltažiedė sufokusuosim dar, į baltažiedės, bet tik tai, kad jų žiedeliai bus geltoni. Ir jinai lygiai taip pat yra nuodinga, kaip ir baltažiedė plukė. Tikrai nekiškite jos į burną. Ir nebandykite ir nedėkite į salotas, ir į kokteilius. Tai yra tikrai nuodingas augalas. Praktiškai visi augalai, kurie priklauso vėdryninių augalų šeimai, yra nuodingi. Tai jeigu jau sužinote, kad augalas yra iš vėdryninių šeimos, kaip kad plukė, jau galite įtarti, kad greičiausiai jis bus nuodingas ir jo tikrai nevalgykite. Čia mes matome dar vieną pavasarinį augaliuką, gražiai žydinti, kurį mes galim pamatyti tik pavasarį, nes jisai vėliau pranyksta. Čia vadinami tokie, kaip čia pasakius, efemeriniai augalai, kurie tam tikrų laikų pasirodo, o paskui tiesiog dingsta nuo žemės paviršiaus ir jų neberasite. Tai yra rutenis ir kad ir koks jisai gražus bebūtų, kad ir kaip skaniai atrodytų, dėja tai irgi yra nuodingas augalas. Buvo kažkada naudojamas ir kaip vaistinis, bet į salotas ar kokteilius jo tikrai nedėkite. Na dabar jau turbūt neberasime, bet yra ir visiems gerai žinomas augalas žibuoklė, žibutė, triskiautė žibuoklė, hepatica nobilis latiniškai, kuri yra iš vėdryninių šeimos, tos baisiosios vėdryninių šeimos, kur yra nuodingų augalų nemažai. Tai tiesiog su žibute irgi elkitės atsargiai. Galbūt vienas kitas žiedelis nieko nepadarys. Ir mano klasiokė yra suvalgius prie mano akių ir galbūt ir aš pati kažkada esu suvalgiusi. Bet jau lapų ar daug žiedų tikrai nevalgykite, nes jinai yra kažkiek nuodinga. Tai va, ta paprastoji mūsų žibutė, jinai pasirodo dėja, bet yra nuodinga. O čia mes matome plukių, baltažiedžių plukių tokią pievelę. Jos paprastai auga didesniais tokiais plotais, padengia. Labai gražiai atrodo. Aišku, čia jų dar nėra tiek daug. Jeigu dar pamatysiu, kad daugiau yra, tai parodysiu dar. Bet pirmiausia, dažniausiai žydi baltosios plukės, baltažiedė plukė, o po kurio laiko prisijungia ir taip darniai pereina ir žydi geltonžiedė plukė. Ir jos abi nuodingos. O čia jums grįžtant dar norėjau parodyti, kokia graži pieva, kiek čia visko daug. Na, pieva čia nepavadinsi, čia toks labiau pomiškio gėlinėlis. Kiek čia visko daug, ir ruteniai, ir vištapėnės, ir plukės, visokiausių gražybių, asiūkliai lenda. Labai gražu.
Dabar pats tas metas gražiausias. Turbūt visų sezonų pats gražiausias metas yra pavasaris, kai taip gražiai augaliukai žydi. Na, o čia einant prie miško pamačiau vieną augalą, kurio čia iš tikrųjų neturėtų būti. Tai yra mažoji žiemė, Vinca minor rašosi. Tai jinai iš tikrųjų irgi yra nuodingas augalas, visžalis augalas, jisai tiek žiemą, tiek vasarą žaliuoja. Žydė, aišku, na, visai gražiai, tie mėlyni žiedukai. Kažkiek ir kaip vaistinis naudojamas, bet iš tikrųjų tai nuodingas augalas, tai tikrai nerinkite, neskinkite salotom. Čia jau reikia su nuodingais augalais reikia labai atsargiai ir tik patyrę žolininkai gali dirbti su jais. Tai va, bet man aišku nepatinka, kad čia prie pat miško, neįsivaizduoju, kaip jinai čia atsidūrė, ar kažkas numetė kokį nereikalingą iš mašinos kokį nors jos ataugėlę ar kažkokį, nežinau, o Dieve, čia jinai eina dar čia. Va todėl ir yra blogai su tais svetimžemiais augalais, kai mes pasodinam ir jie paskui pradeda plisti į gamtos teritorijas, natūralios gamtos ir pradeda, na, savotiškai galima sakyti, teršti tą aplinką. Ir čia jos tikrai yra labai daug ir jinai net nežada sustoti. Čia jos daugėja ir jinai išstumia vietinius mūsų augaliukus, nes yra tikrai konkurencinga, tokia truputį kaip piktžolė. Net ir tiem, kurie pasisodina pas save darželiuose, jau turi ją prižiūrėti, kad labai neplistų, nes na, augalas tikrai nejaučia ribų, galima taip pasakyti, jam čia palankios sąlygos ir vat išeina į natūralius gamtos plotus ir juos užima. Tai va tai aš manau, kad yra labai blogai. Na ir sustojame prie dar vieno pavasarį labai greitai sprogstančio, tai yra vienas pirmųjų augalų, kurie pavasarį sužaliuoja, tai yra paprastoji ieva. Ir šitas augaliukas, kaip jau minėjau ir praeitame vaizdo įraše, yra nuodingas. Tai jau yra krūmas, jau nemažas žolinis augalas. Ir jau jinai netgi kai kur ir matosi žiedynus kelia, va. Čia galim pamatyti, jau greitai ir žydės. Tai šito augaliuko lapelių, ar žiedų, žiedynų, ar žievės, jokiais būdais nedėkite į salotas ir kokteilius, nes galite apsinuodyti. Jie galim tik pasigrožėti. Ir čia matome dar vieną pavasarinį augalėlį, mėgstantį šlapias vietas, apie jį jau esu padariusi atskirą video, tai yra pavasarinis švitrešis, be galo gražus augaliukas, plačiai gana taip didelius kilimėlius sudarantis, bet dėja jisai yra nuodingas. Na, iš tikrųjų tai iki žydėjimo lapukus galima, galbūt nelabai dideliais kiekiais, bet galima įdėti į salotas, į kokteilius. Turi jis ten ir kažkokių vitaminų, bet tai galima daryti geriausia iki žydėjimo, nes kai pradeda žydėti, pradeda pereidinėti nuodingos medžiagos į lapus, paskui kai formuoja sėklytės, tada dar daugiau tų nuodingų medžiagų pereina į lapus ir jau tada galite apsinuodyti. Tai geriau su šito augalu išvis nežaisti, geriau tiesiog jį palikti ramybėj, pasigrožėti ir nedėti į salotas, nes gali sutrikdyti ir virškinamąjį traktą ir tiesiog būkite atsargus. O čia šalia dar auga ajeras. Va, lenda. Kol mažiukai, tai bordo spalvos tokie lapukai. Ajeras, na aišku, jūs sakysite, yra ajerų duona, yra naudojamas jisai, aišku, tai yra vaistinis augalas, tai yra gana stiprus vaistinis augalas. O čia, man atrodo, netgi matau ajero burbuolę praeitų metų, tokią. Labai įdomu. Bet iš tikrųjų, taip nesaikingai ajerą vartojant, jis yra gana nuodingas augalas ir su juo irgi reikia elgtis iš tikrųjų gana atsargiai. Gydymo tikslais taip, jisai gali padėti ten ir su virškinimo problemomis, bet reikia pasidomėti, kaip jį vartoti geriausia,
paprastai šakniastiebius vartoja žmonės. Įdomu dar tai, kad jis kaip ir nėra mūsų vietinis augalas. Aš galvoju, gal atskirai dar apie ajerą padarysiu vaizdo įrašą, bet irgi noriu pasakyti, kad taip keletą kasniukų pakramsnojus, aišku, nieko nenutiks to stebelio. Dažnai žmonės ir tokius jaunus sugliukus išsitraukia ir tą apačią šiek tiek pakramsnoja, tą minkštą. Bet dideliais kiekiais jo tikrai nevartokite, nes gali šiek tiek apnuodyti organizmą. Na va, man regis toj pačioj pelkėje ir pamačiau augaliuką, apie kurį išnekėjau, kuris man labai sutrikdė sveikatą. Tai yra, kuriuo apsinuodijau. Manau, kad tai buvo, nes ir požymių buvo tas deginimas. Tai yra nuodingoji nuokana. Va, matom lapelį. Dabar jinai dar mažytė. Aišku, taip, jeigu tiesiog šalia būsit, nu jinai nieko nepadarys, bet sakau, aš ten jau pavojingai žaidžiau su tais jos šakniastiebiais ir pjausčiau ir lėčiau, na, ne plikom rankom, buvau su pirštiniam, bet paskui gal ir paliečiau netyčia, gal su ranka, nežinau, iš tikrųjų nepamenu, kaip ten buvo. Bet tiesiog būkite labai labai atsargus. Jeigu pelkėje randate panašiai atrodantį augalą, iš pelkės jokiais būdais neskinkite ir nedėkite nieko panašaus į salotas ar į kokteiliukus, nes tai gali būti jūsų paskutinis kokteiliukas žaliasis. Kad ir kaip skaniai skambėtų žalieji kokteiliai, bet reikia žinoti, ką į juos dedam ir dėti labai atsargiai. Tik jeigu pažįstate, nes yra Lietuvoje tikrai labai nuodingų augalų. Ir pirmiausia, reikėtų juos pažinti. Tai va, nuodingai nuokana, kai žydės gal dar lengviau bus atpažinti kitiem. Dabar dar mažiukas tas lapukas. Tai būkite atsargus. Tai manau, kad šiam kartui užteks apie tuos nuodingus augalus. Nenoriu labai jūsų išgąsdinti, įbauginti, kad čia visi augalai Lietuvoje nuodingi. Tikrai ne. Bet tos pagrindinius reikėtų žinoti tiesiog dėl savęs ir dėl vaikų, kad netyčia neparsineštumėte salotas kažkokių nuodingų augalų, kad netyčia neįsidėtumėte žaliąjį kokteilį ar kitur, ar neskanautumėte tų augalų. Nes su savo sveikata geriau yra nežaisti ir tie nuodingi augalai, aišku, jie turi stiprių ir gydomųjų savybių, bet reikia labai tai daryti atsakingai, gydytis atsakingai. Yra visokių tų senovinių receptų, bet turite tada nueiti pas patyrusį žolininką, kuris žinotų, kaip su jais elgtis, kad neprisidarytumėt paskui bėdų. Ir linkiu rinkti, niekada neįsidėti į lėkštę nuodingų augalų. Linkiu, kad jūsų salotinės būtų kupinos visokių valgomųjų augalų. Ir linkiu skanių salotų, rinkite kiaulpienes, garšvas, dilgėles ir galite pasiskaninimui keletą ir kitų augaliukų, kuriuos aptariau praeituose vaizdo įrašuose. Galite įsimesti ir linkiu, kad būtumėt sveiki, kad nesirgtumėt ir neapsinuodytumėt nuodingais augalais. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad prenumeruojate šį kanalą Gamtos poezija. Taip pat kviečiu spausti patinka, pakomentuoti, galbūt turite kokių klausimų ar pastebėjimų, ar galbūt esate apsinuodiję kažkokiu tai augalu. Iš tikrųjų būtų labai įdomu išgirsti jūsų istoriją, galbūt komentare galite trumpai prašyti, ar esate kada nors apsinuodiję nuodingais augalais kažkokiais, na, geriau būtų lietuviškais, kad visi žinotų, kad tikrai jie yra nuodingi. Aš kaip papasakau savo istoriją su nuodingąja nuokana, tai tikrai manau, kad daugiau nebekasiu niekada jo šakniastiebių tų. Tiesiog vardan sveikatos nebenoriu rizikuoti. Tai va, na ir kas norite, kam patinka tokie video ir norite paremti mano veiklą, tai kviečiu tapti Gamtos poezijos patronais. Galite susirasti aprašymą po vaizdo įrašų Patreon platformoje Gamtos poezija galite susirasti ir būsiu dėkinga, jeigu prisidėsite. Ten taip pat bus ir straipsnių, vis parašau kokį straipsniuką, tai apie skiepijimą, tai apie įvairiausius gamtos reiškinius ir ten bus dažniausiai tokie straipsniukai
tokiom temom, apie kurias nekalbu čia. Tai va, kas norite, kviečiu prisijungti ir ačiū visiems, kas žiūrėjote. Iki.